spontaniški klausimai dalis 3. Kada jauteisi paskutinį kartą nepakankamas ir ką tuo metu suvokei apie save? Tai, kad tiesiog bendrą kontekstą suvokti, papasakosiu biškį ir teorijos ir tada savo pavyzdį. Aš ir visi žmonės jaučiamės nepakankami tuomet, kada bandome įtikti kitiem. Trumpai sakant, kada bandome kitų žmonių srityse demonstruoti kažką, ką mes iš vis nieko, kaip sakant, nesuprantam. Tai pas mane atėjo vienas klientas, kuris man buvo labai įspūdingas žmogus ir aš labai džiaugiausi jį gavęs. Ir žodžiu, pamažu įvyko taip, kad jisai tiesiog nenorėjo su manim dirbti, nes jam buvo per stipru, nes būdavo pamatomos jo dalis, kurias jis nelabai norėjo pamatyti. Pavyzdžiui, reikėdavo pamatyti ten, kur, tarkim, jisai buvo neištikimas. Jo atveju tai buvo neištikimybė ir jisai, kur jautėsi neištikimas ir kur konkrečiai jisai tai darė. Tai reiškia, kai jisai pradėjo tos dalykus matyti, jisai, sakykime, dingo iš mano akiračio, bet man tai buvo toksai savęs nuvertinimo momentas. Ir dabar kita dalis, tai ką aš suvokiau. Labai įdomų dalyką, kad mes visada turim gyvenime viską. Kad nieko nereikia bandyti ieškoti daugiau. Jau yra žmonės, kurie tau siūlo dalykus, kurie nori su tavim būti, kurie nori su tavim bendrauti. Ir galimybės yra visą laiką ir pilnas. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie žmonės gailisi, kad bitkoinų nenusipirko, arba gailisi, kad neinvestavo anksčiau, arba ten gailisi, kad ten, šeimos nesukūrė ir panašiai. Bet visi tie dalykai jau yra dabar čionai. Tiesiog yra kitose formose ir reikėtų ieškoti, nes galimybės yra 100% visada tiek pat. Ir tai yra tokia nuostabi žinia. Ir mane tai labai išlaisvino, kad neieškoti kažko labai ypatingo, bet tiesiog būti dėkingam ir imti tai, kas dabar yra.